Dar šiek tiek apie neištikimybę. Kada prasideda įtarinėjimai, kad neištikimas žmogus vienaip kitaip. Tai, mielosios, kreipiuosi į mielosios. Jeigu jūs savo vyriškiui, na, aš suprantu, kad visiems reta bekalba apie savo sutuoktinį, apie vyrą, kalba turbūt būtų apie draugą, ne, kuris ten išdavė. Jeigu jūs su juo permiegojot, na, sakykime, kokiam trečiam, ketvirtam pasimatyme, apie pirmą, antrą aš jau net nekalbu, žinai, ten toliau šiek tiek, nekekščiai dėša, ne, nu, tai jo, ten kokius trečias, ketvirtas, šeštas pasimatymas. Ir jeigu jam užteko tau nupirkti 5 rožes, pavaišinti kurosanu ir kavos puodeliu, tai jisai žino, kad tavo kaina yra 5 rožės, kurosanas ir puodelis kavos. Ir jisai visą likusį gyvenimą jisai žinos, kad yra tokia tavo kaina. Ir pamatęs iš kažkur pas tave 5 rožės ir, na, nedaug dė dar ir puodelį kavos su kurosanu, jisai žinos, kad jeigu tai ne nuo jo, tai kad jau čia yra didelė rizika, kad tu jau kažkur, kai sakant, kažkieno driežą įsileisi į savo urvelį. Tai va, tai mielosios, pirmiausiai savo vertę susitvarkykit, kad vis tik pasiekti jūs galima būtų ne už puodelį kavos ir kurosaną su 5 rožėm, bet, na, ilgai pavargus, ilgai, kai sakant, jūs merginus, paskui jūs, kai sakant, lakščius, visaip kaip savo dėmesį įrodinėjus, vat jeigu būsit sunkiai pasiekta, tai būsit ir vertinama. O jeigu esi pigi prostitutė, tai jisai gyvendamas su pigia prostitutė žinos, kad vat, šitą pigią prostitutę gali nusipirkti bet kas. Tai jisai ir pavyduliaus. Taip pavydas ir bus. Čia tokio kelio nėra, mielosios. Taip, kad jeigu norit išvengti įtarinėjimų ir ten priekaištų ar kažko, tai visų pirma, pačios atsiduokit tik tada, kai jisai metus ar pusantrų paskui palakstys, ten, kai sakant, normalų žiedą su žudytuviu ant piršto užmaus. Ir vis dar negavęs tavęs pilnai, vis dar sieks tavęs. Ir tas džiaugsmas jį aplankys tik po vestuvių. Vat jisai tada žinos, kad jisai turi moterį, kuri neatsiduos už 5 rožės ir už kurosaną su kavos puodeliu. Tai va čia ir prasideda ištikimybė, neištikimybė, mielieji.